Kokia situacija apskritai dabar yra kultūros centre ir apskritai dabar konkrečiai su jūsų tremtinių choru? Tokia čiut nepagrabinė. Nu va tokia. Reikia ruoštis 25-mečio koncertui, reikia ruoštis dainų šventei, reikia ten tų visokių dar renginių, dar visokių dalykų. Ir va visi tokie, žinot, kaip pasimetę esam. Nėra to entuziazmo. Ir kiek jūsų dabar choras laiko gyvuoja? Nu tai jau 25 metai. 25 metai. 25 metai tremtinių chorui. O kiek dabar pas jūs chore yra atlikėjų? Kiek pas mus žmonių? Virš 30, 35 žmonės. 35 žmonės. Ir būtent dabar didžiausia problema yra dėl vadovo klausimas. Be abejo, vadovės nėra, choro nėra. Jeigu vadovės nėra, tai choro nėra. Ir, nu, nežinau, vadovas tiek jau metais už tą pusę etatą dirbo ir manė, kad tai mūsų Elvyra gal už visą etatą dirbo, kai Sietinui vadovavo. Pusę etatą turėjo. Nu taip, buvo juk ir Sietinas, dar buvo kitas kultūros namų choras, bet vadovė išėjo į pensiją ir nebeegzistuoja. Nuo 12 metų 20-metį atšventėm ir išsiskirstėm. Ir paliko tik tremtiniai dabar. Vienas choras. Mes papildėm tremtinių chorą. Ten buvo benykstantis tremtinių choras ir, žodžiu, kaip Sietinas išyro, mes papildėm... Jo, mes čia turtingi atėjom su visais apsėdais ir aprengėm ir papildėm. Nu, yra silpnų vietų tam chore, nėra vyrų, labai, galbūt jis galingesnis būtų, jeigu būtų vyrų. Nu, nėra norinčių, pavyzdžiui, iš vyrų pusės. Sunku jau tokio visai jaunimo, nu nėra, jaunesnių moterų. Svarbiausia, kad mesgi nežinom vadovo direktoriaus vizijos, ką jis nori sukurti. Visus dabar jis užlietė visus kolektyvų vadovus, visi išėjo, 10, vakar išėjo jau 11. Darbuotojų, čia darbuotojus. Paliko savo darbo vietą. Paliko savo darbą. Jis gal nori turėti savo kadrus ir panašiai. Jis nori, kad būtų atidirbtos valandos. Nu, mes iš tos pozicijos galim kalbėti, kad yra specifinis kultūros darbuotojo ir darbas. Juk dienos metą ateiktų nuo 8, nu ką tu gali planus statyti, gali kurti, betgi vienas būsi. Vaikai mokyklose, visi po darbo, dirbantieji, visi po darbo. Tai po darbo... Be žmonių atėjimo, be žmonių susibūrimo nepadarysi. Nei choro, nei nieko kito nepadarysi. Juk reikia, kad ateitų žmonės, kad jie rinktųsi ir repeticijos, kaip repeticijos, bet dar vadovas turi be tų repeticijų, jis dar turi ieškoti medžiagos, turi ieškoti dainų, turi jas galbūt ten ir pasioranžuoti, ir kūrybinis darbas ir ne tik tai, kad vat atėjau, atkliunkinau, ten padainavom ir išėjom. Čia yra vadovo yra didelis darbas. Vat mes ir nesuprantam už tai, kad į kolektyvus jis nevaikšto, pavyzdžiui, kad ir viduolį, nu, per kitus tik tai, žodžiu, neįteikė, jis nepasikvietė nei pokalbių, nei niekur. Tai ar direktorius su jūsų, pavyzdžiui, tremtinių choro vadovo tiesiogiai bendravo? Nu, jie turbūt bendravo. Su vadove tai turbūt bendravo, bet pavyzdžiui, kad, nu, vat atėjo naujas direktorius, nu, ateit, daleiskim repeticijon, ateit, sveiki, jūs čia dainuojat, aš dabar čia noriu būti su jumis pažįstamas. Man atrodo, kad šitaip visai tiktų. Tai norit pasakyti, kad nuo Eriko Druskino kultūros centro vadovo atėjimo naujos pareigas, dar su jumis, su jūsų bent jau choru, dar
Mes buvo jo susi- galim Ne, sakyt mes jo nepažįstam, tik iš laikraščio mes jį jo pažįstam. nematėm, laikrašty. Tik laikraštį jis trina, O kodėl? džiaugiasi. O kodėl? Kultūros namų kolektyvas, kodėl direktoriui neateiti, galų gali pasėdėti, pažiūrėti, kaip jūs čia dirbat, kaip čia tos repeticijos jūsų vyksta, kaip čia ką darot. Tai čia irgi. Vadovas tai turi žinoti viską, kas va čia va vyksta. Jeigu tu nežinosi, tave bet kas vynios apie pirštą. Tai būtent jo pozicija, kaip sakant, kad vizijos nežinot ir panašiai, bet konkrečiai direktorius įvardino, dėl ko dabar yra tas etatų mažinimas. Kodėl dirbama keliuose darbo vietose? Kad maža darbo valandų, kad žmogus nedega kūryba, kad žmogus nedega, žodžiu, čia va, kultūros namų, nekuria naujų kolektyvų, bet jeigu turi žmogus tik pusę etatą ir turi savo kolektyvą, jis dirba su juo. Mūsų choras, tegul savo, jis nėra, čia jau Dudaitė, ojojoj, tikrai labai aukšto lygio, labai geras choras buvo, tas iš Peterburgo, bet tai ten yra operos, baleto, operos, operetės surinkti solistai, ten beveik vienų solistų choras. Jis šimtmečius, jis 5 šimtmečius. Jo, ir ten, mes žmonės atėję, taip jau be muzikinių įsilavinimų, bet mes pakankamai esam pralaužti, mes pakankamai esam pralandyti, mes dainuojam ir ne taip jau čia lele, kaip jau čia Dudaitė rašė, kad mes čia visai, kaip čia atsiliekam nuo... Mano namas vijokliais apaugęs. Žinot, negalima pamiršti tų skaudžių laikų, kai buvo klasių kova, kai buvo išžudyti Lietuvos žiedas, patys tie jauni, tie žmonės, kurie galėjo kurti, vyrai ypatingai. Ir tikrai, aš, daleiskim, vaikas tais laikais buvau, bet aš labai daug atsimenu. Mes negalim užmiršti tų ir mes negalim tenai tik tai operečių arijų dainuoti. Mes tikrai dainuojam ir tų partizanų, ir tų tremtinių dainas. Vyrai jauni buvo susodinti į lagerius ir jie patys tiesiog kūrė žodžius. Mano dėdė 25 metam buvo teistas, jis dar už Magadano, jau netoli Aliaskos, kažkur tai urano Volframo kasyklose, kai pasodino, jam buvo 19 tik tai. Va, ir sakau, tiesiog sąsviniai buvo. Paskui jau jis atkūrinėjo tas dainas savo lagerių ir sąsviniai buvo prirašyti, bet taip aš jų nenutvėriau, neįsaugojau, o dabar tai jie tikriausiai jau sukurianti yra. Ir tiesiog jie patys kurdavo tekstą, katras buvo labiau biški, su dėdė kalėjo toks Petras Lūža amžinatilsį ir vienam ir kitam, ir dėdė ir jam. Tai anas toks muzikalus žmogus, tai jo tenai, tiesiog, ir dabar mes dainuojam, tai sakau, jau mano čia tos visos dainos girdėtos, todėl kad jie patys kūrė ir žodžius, ir taikė muziką, ir dainuodavo, ir, kaip, tai buvo galbūt kažkokia tai atitrūkimas nuo tos baisios kasdienybės, nuo bado, nuo skurdo. Jeigu valgė ir pelę pasigavė, ir katę, tai yra baisu, ką šitie žmonės išgyveno. Pavyzdžiui, ten vietiniai, tuose Volframo urano kasyklos, jie dirbo pusę metų ir juda ten į tuos pačius gilimiausius tos šachtas, jų dar ir nesiųsdavo, o šitie jauni vyrai dirbo tol, kol nuteisti buvo, kol Stalinas numirė. 48 gal dėdė buvo pasodintas, tai kai Stalinas numirė, tada jau amnestavo daugmaž, bet ir tai dar namo neleido. Tai dabar paskutinis toks klausimas.
Kaip galvojat, kaip visa šita situacija su visais chorais pasibaigs? Nu, jūsų nuomonė, kokia Mes jūsų vizija? žinom tiek, kad yra dabar bandomasis laikotarpis yra duotas vadovai, Jūsų vadovė tremtinių choro. tremtinių choro. Va. Buvo pasakyta, ji bus sekama, kaip ji dirba, kaip valandas atbūna. Va. Nu, ir ar jau jį ten patenkins, ataskaitas sudarė planus. Ir Dievas žino, ir kaip. Dievas žino. Nors meras pasakė, kol aš būsiu, niekas nepalies tremtinių choro, bet tai jo laikraštį parašyti žodžiai, tai va, nežino. Tai vienu žodžiu, rajono valdžios kaip ir turi tokį prieglobstį. Palaikymą. Palaikymą. Ir sakau, mes negalim atitrūkti nuo to mūsų paties pavadinimo. Aš Bet pavyzdžiui, yra visuose rajonuose, suvažiuoja, va, Kėdainiuose birželio 12-13 bus tremtinių chorų. 18 birželio, 18 Visuose tremtinių rajonuose dainų yra šventė. šitas choras, suvažiuoja. Šitie dainų chorai yra. šventės. Juose dainuoja Ir niekas nieko anūkai, juose neklydina dainuoja niekam. dar ir tie žmonės, kurie ir šitą pragarą perėję. Aš tai pavyzdžiui mano ir tėvo tėvai 41-ais išvežti, mamos šeima 49-ais, tai ko aš netremtinių vaikas.